kėdę. Jeigu jums yra nepatogu aplinkui šlapę arba žolė ar kas, tai pasimkit savo jėgos aitvarų lentos maišą. Yra daugiau šansų susitraumuoti. Toliau, dar labai yra svarbu kaklas. Būtinai kaklo pratempti slankstelius. Tai va, paprasti pratimai. Prasukat. Nes ypatingai krentant iš didelio aukščio, jeigu kažkaip tai nepatogiai krentat, duodat galvą į vandenį, skaudų kaklas. Ir yra šansų, galit šiek tiek pasitempti. Su kaitais gal šiek tiek lengviau, bet ypatingai wakeboardingė atbulinis kritimas atgal gan skaudžiai. Tai va, atsimenat labai paprasti dalykai. Tai riešai, alkūnės, pečiai, taip pat su tepalu galite pasitempti pečius, nes ištempimas labai ypatingai atsisėdus yra. Tai va, pirštų dar patempimai, labai paprastai. Va, ištempėt pirštus. Vienos rankos, antros rankos, šiek tiek. Toliau, propaguokit labai paprastą dalyką, jeigu jūs atsikabinę daro triukus, tai pasikabinimą ant vienos rankos. Aišku, čia gamtoj tik tai ant šakos. Jūs, kai plaukėjat, jau esat pavargę, tai dar pradėsiu kojas, va. Kai esat pavargę ir jau griūnat lygioj vietoj, lipkite krantą, nebevažinėkit. Nes visos traumos dažniausiai būna, kai jūs pavargę esat. Jeigu aplinkui nieko nėra, galite lentą savo pasimti ir atgulinti kojas, truputėlį pamuoti. Toliau, jeigu mašina yra netoliese ar kažkoks tai medis, va, rankos patempimą iš vienos pusės, iš kitos pusės. Čia, aišku, tokie dalykai salėje daugiau darosi. Ir pasilenkimai. Įvairiausia. Toliau, aišku, kojas reikėtų būtinai tas vietas sušildyti. Daugiau aš naudoju dažniausiai šaltų orų
arba kada nėra galimybės kažkokį tai apšilimą padaryti ir labai karščios sąlygos, tepalas. Tepalą naudoju filanolą ir paskui yra dar šildantieji visokie kinietiški tepalai. Tai prieš treniruotę, prieš važiuojant, būtinai pasitepkit riešus, kelius čia ir nugarą. Ir jūs, kai pradėsit judėti, tas tepalas šildys jūsų sąnarius ir raumenis. Galite net raumenis truputėlį pasitepti, ypatingai šaltų oro. Toliau, labai svarbu keliai. Čia yra slidininkų pratimai ir snieglentininkų. Kelius būtinai turit prašildyti labai stipriai. Toliau pratempimai įvairiausi. Netgi galite įsikabinę, galite neįsikabinę daryti. Galite užlenkti kojas. Tie pratimai, jie labai nesunkus, lengvai darosi, bet jūs plaukdami tokių pratimų nepadarysite ir tokių pozicijų. Jums vis tiek reikėtų prasitempti visus raumenis, visus sąnarius atstatyti vietą. Labai lengvas pratimėlis. Pratempimas, stuburo pratempimas. Va. Ir būtinai padarykit pritūpimų. Tokioj pozicijai, kokiai maždaug stovit ant lentos. Labai nedaug padarėt. Aišku, labai neblogai darėjo atsispaudimai ant pirštų, nes pirštai dirba. Tai va, toks lengvas apšilimas jums labai duos daug naudos. Ir jūsų kokybė plaukimo iškart pagerės. Tiek norėjau šiandien pakalbėti. Kitą pamokėlę gal pakalbėsim apie psichologinius aspektus skateboardingo. Sėkmės sporte ir kad nebūtų traumų.